Tai sveikučiai. Paskutinis video visiškai man išsprogdino smegenis ir labai fainai, kad tiek daug palaikymo susilaukiu su netgi tokiu gan keistesniu unboxingu, dėl to, kad dauguma turbūt žinot Yu-Gi-Oh, bet tas tinų boksas, mes negavom kažko tokio reto, kas būtų OG mums. Ir šiandieną norėjau truputėlį paįvairinti, tai turėkite omeny paspauskit būtinai subą ir paspauskit būtinai laiką, nes jeigu surinksim 1000 laikų, dzin, I don't care. Mes atidarysim patį brangiausią mano kolekcijos boksą, tai yra OG boksas, Blue Eyes White Dragon boksas, bet reprintas 25 metų. Ir šiandieną mes turime taip pat jums nuostabų video ir man iš tikrųjų, nes man dar jauduliukas toks ima norisi atidaryti irgi OG boksas 25 metų University reprintas, pačių smagiausių OG kortelių, džinzo. Ir aš nevardinsiu, bet čia bus paprastesnės kortelės, jos bus iš mūsų vaikystės, tai yra, man atrodo, 2002 metų kortelės visos bus tik atreprintintos, tai aš nežinau, šiaip iš dalies mes kaip ir galim važiuoti į videką, o ne? Aš nežinau, tikiuosi užteks man čia tos kameros ir jo, važiuojam. Vat kaip atrodo boksas, Pharaoh's Servants. Šiaip man truputėlį jauduliukas, nes aš sakiau, kad šitus boksus pasiliksiu kaip collectibles, nes jų kaina kyla ir man atrodo šito bokso kaina apie 70 eurų, kažkada buvo pigiau, dabar šiek tiek pakilus ir čia yra labai daug OG kortelių. Tai ką, nieko nelaukiam, eina sau. Čia šitam boksui, man atrodo, yra, kai nusipirkau aš jį, jam yra apie 3 metus, jie išleisti, man atrodo, 23 arba 24 metais pradžioje. Oh damn. Ir čia mes galime padaryti... Ar mes... Oi! Kažkaip taip reikia pasidėti. Wow! Čia mes galim pamatyti tikrai daug ikoniškų kortų. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu paliesti kažką OG, kas ir man pačiam bus į kolekciją, į mano dekus, į mano draugų dekus. Ir man labai smagu matyti. Aš nieko nelauksiu. Pradedam. Palaukit. Ok, biški kvapo daugiau yra. 3 kortos. Ką? Važiuojam. Ką mes turime? Shadow Eyes. Prisimenu. Shadow Eyes. Armored Glass. Gamble. Paskutinius 2 metus užsiblokavęs. Darkfire Soldier. Čia labai bus daug komonų. Tai turėkite omeny, bet jeigu kažką hitinsim stipriai. Darkfire Soldier. To reikia palaukit. Pasitvarkyti, stop recordingas, taip. Overdrive, Gust, Cold Wave. Mūsų pirmasis rėras. Shift. Ar mes gausim kažką? Common. Apie 20 centų šitas pakelis atsiėjo. Ką, tęsim toliau. Dar vienas pakelis. Turim 20 iš viso, 24 pakelius. Mūsų OG Pharaoh Servanto. 3 kortelės. Taip. Pažiūrim. Geras kvapas. Gerai. Oi, atsiprašau. Enchanted Javelin. Shadow of Eyes. Duplikatas. Bubonic Vermin. Bubonikas. Efektas. Koks geras. You can special summon 1 Bubonic Vermin from your deck in face down defense position. Then shuffle your deck. Aš atsimenu, naudodavau šitą kortą. Numinaus Healeris. Trap kardas. Darkfire Soldier. Ar aš parodžiau kortas? Darkfire Soldier. Onitang T3-4. Oi, 1400 ataka on defense, šitą dėčiau tikrai. Girohin Kugvata. Blemba, kokios UG kortelės, aš jas visas atsimenu. Mūsų rėras. Ok. Ai, čia net auksiniai, jo. Mūsų rėras. Ir ar mes gausim kažką daugiau? No. Gerai, dedam. Reikėtų rėrus iš tikrųjų kitur pasidėti, tai dabar šiek tiek pasidėsiu kitur rėrus. Gerai, trečiasis mūsų boosteris.
3 kortelės. Gerai, važiuojam. World Suppression. Deep Sea Warrior. Driving Snow. Atsiminkit, aš filmuoju šitą video apie 1 nakties, nes labai norėjau kažką nufilmuoti, nes nebeturiu ką veikti. Tai Driving Snow. Invitation to Dark Sleep. Nu, man reikėtų tokio Dark Sleepo, iš tikrųjų pasakyčiau. Sky Scout. Sword Hunteris. Koks rimtas. Bet pala, ar jam reikia 2 kortelių? Jo, 2 kortelių paaukojimui, kad gautume. Gift of the Mythical Elf. Increase your life points by 300. For the each monster to the field. O, čia visai nebloga. Aš dar, žinokit, Yu-Gi-Oh, man atrodo, žaisdavau tada, kai dar buvo 400 life pointsų. Gali tai būt? Ar gali toks dalykas būt? Wow, Gift of the Mythical Elf. Mūsų... O, Light Force Ward. Mūsų reras. Ir palaukit. O, kisaitai. Gerai. Pasidam šitą mūsų rerą. Komonus palieku. Šitas, man atrodo, kol kas, kol mes tik rerus gaunam, mūsų pokelis gaunasi iki euro. Maksimaliai turbūt iki euro, tai turėkit omeny, kad čia kažkas nebus įspūdingo, bet jeigu netyčia pahitintume, aš pasakysiu jums. 1, 2, 3, dedam. Nusiplojęs rankas, nepergiminkit. The All-Seeing White Tiger. The Regulation of Tribe. Attack and Receive. Insect Barrieras. Minor Goblin Official. Life on Intervention. Gift of the Mythical Elf. Koks mūsų reras. Vampire Baby. Vampire Baby. Ar mes gausim kažką dar? Oh! Backup Soldieris! Backup Soldier! Aš noriu dabar patikrinti. Backup Soldieris 40 centų. Ok, bet pagaliau gavo mūsų pirmąjį. Čia yra, man atrodo, Ultra Raras, jeigu neklystu. Pavadinimas, ne? Jo. Gražus Backup Soldieris. Nice. 2 mūsų. Tikėkimės, kad gausim Jinzo. Mums svarbiausia Jinzo, 1000 Eyes ir taip toliau. Gerai, važiuojam toliau. Aš taip norėčiau Jinzo gauti, turimini, jis man atrodo Secret Raras. Aš vakar visą parą mokinausi, kaip atskirti, kokios retos kortelės, kokios ne, kas turi kainas kažkokias, ką atsidėti labiau į įmautės ir taip toliau. Nepykite, dar neturiu įmaučių, kažkada jos bus, bet, kažkada taip ir kažkada bus jo. Enchanted Javelin, Steel Ogre Groto 2, aš atsimenu šitas. Bombardment Beetle. Kokia gerumo kortelė. Komonas, aišku, bet vis tiek. Tie seni dizainai turi kažkokį savitą skonį. Ir labai smagu su tokiu reprintu. Twin-Headed Fire Dragon. Koks gražus. Galėtų, aišku, šitas Secret arba Ultra Raras būt. Respect Play. Svarbiausia, kiekvienam reikėtų respekto. 7 Completed. Nice. Numinijos Healer. Nice. Mūsų Raras. Affordable? Palaukit. Gerai, persiskaitysite patys. Ir paskutinė kortelė. Driving Snow. Gerai, mūsų rerą pasidedam čia. Gerai. O, ką? Dar vienas pakis. Šitą dedikuoju Oskarui iš Alytaus, nes čia jo booster boxas senas. Nice. Gerai, šiaip labai jūsų daug palaikymo ateina ir man patinka, aš visai norėčiau gal Yu-Gi-Oh! Discordą sukurti kažkokį arba kažką, kad turėtume grupę kažkokį arba panašiai, kur galėtume dalintis ir panašiai treidintis kortelėm arba, kažką tokio sukurti, tai žinokit, man atrodo reikės pasigalvoti apie tai, bet dabar grįžtam į openimą. Drillbug, Armored Glass, World Suppression, Flame Champion, Cyber Falcon. Blemba, kaip lengva ištartas pavadinimus, nes po 2 žodžius arba 1 žodį, tai aš dabar jau galiu toks anglų asas būti iš tikrųjų. Jau A lygį galėčiau sėdėti su savo anglų. Ai, čia palaukit, čia komonas dar kol kas. Mr. Volcano, koks gražus ryžukas. Šeškau. Linkėjimai. Metal Detector ir mūsų...
Mihizūrė. Aš neperskaitau, žinokit, hebrytę. Tai nepykite labai. Mihizūrė. Ir ar mes... No. Dar kol kas prastai, iš tikrųjų. Reikėjo prasimaišytos booster boxus, iš tikrųjų. Gal aš juos išsitrauksiu visus? Gal aš juos vis tiek jų daug turim, gal aš juos visus įsitrauksiu? Vat kažkaip taip susimaišom, kažkaip taip. Kažką dar pasidarom, kad, nu, dėl viso pikto. Čia iš kiek... Va, taip pasidarom. O, vat gražu. Viskas. Galim toliau. Nu, įdomu, ar šitas mums pekas duos. Blemba, Shinzo, aš labai labai norėčiau. Yra ikoniška korta, daug kas nori jos kolekcijoje, tai būtų visai smagu. Soulman Wishes. O, Bubonic Vermin, Bubis. Soul of the Forgotten. Gust. Viskas seniau buvo paprasčiau. Ir tie efektai, trap kardų, pačių šiaip common kortų, nu kosmosas, visai kitokie efektai, aprašymo beveik nėra, nu easy. Aš dėl to vaikas ir žaisdavau, nes galėdavau perskaityti bent 2 žodžius. Mr. Volcano, vėl ryžiukas, šeškau. Sword Hunter. School Invitation. Ką čia daro? Each time cards sent to the graveyard inflict 300 damage to the owner for the each card sent. Ok, ar mes gausim kažką? Gamble. No, gamble. Gamble yra gamble. Negamblinkit čia, bičiuliai. Galiu pasakyti tiek, turėsi daug problemų gyvenime, jeigu gamblinsit. Bet galit kolekcionuoti Yu-Gi-Oh korteles, kur kas padės. Šiaip labai daug hype atsirado po viso... Po tų visų 2 video, tai labai smagu. Šiaip, esmė tame, kad vienas žmogus man parašė, kad gali man atiduoti savo OG kortelių kolekciją. Jos, aišku, bus, nu, kaip pasakyt, jos bus dėvėtos, bet ar būtų jums įdomu pamatyti tokį video. Aš gausiu tą siuntą, aš norėčiau jums galbūt netgi parodyti, kokias korteles gavau. Ir būtų visai cool gal peržvelgt ir panašiai vertinti. Tai, man atrodo, perkeliau šitas korteles taip. The All-Seeing White Tiger. Nu, tikrai viską mato. Pirštas, aš atsimenu šitą, pirštas. Kisaitai. Three-Headed Greedo. Forster, Ladybook of Doom. Koks šitas žiaurus. Destroy all level 4 monsters your opening controls. Aš atsimenu naudodavau šitą tikrai laiptiniai. Kokia kosminė kortytė, kaip aš ją atsimenu. Man visai patinka, kad Common, Overdrive, štuka 600, štuka 500, 7 completed. Twin-Headed Fire Dragon, norėčiau, aišku, kokio secret rėro šito. Mūsų rėras. School Invitation, ką tik gavom, galėjai kažką kito pasiūlyt. Ir... Bubonic Vermin. Gerai. Pakomentuokit, kokią šiaip jūs ikoniškiausią kortą prisimenat iš... Gerai, nekalbant apie Blue Eyes White Dragon, Black Magician, ar ten Red Eyes Dragon ir taip toliau. 1, 2, 3. Man visai būtų įdomu, kokia jūsų mėgstamiausia korta buvo. Apart Raigiki, gerai, nes užbaninta. Spikebot. Kisaitai. Insect Imitation. Solomon's Labbook. Sword Hunter. Overdrive. Kajabusa, Knight, kuo vardu tu? Kajabusa. Mūsų rėras. Ultra. Jo paveiksliukas, bet... Nice, kokia graži kortytė. Pagaliau mūsų antroji korta. Šita, man atrodo, bokse gali būti iki 4-5. Mūsų antroji kortytė. Nice. Nubleman Crossbow. Tai yra 2 europinių korta, tai mes turime apie 3 europinius iš šito. Nice! Sakėt, labai norit skaičių, tai aš specialiai atsidariau, kad galėčiau perskaityti, jeigu kažkokią retesnę kortą, nes čia jų tikrai nėra daug, kad galėčiau perskaityti. Ir mes su šitu peku būtinai turim 1, 2, 3. Nu ką? Oi. Bet net pasimečiau, kaip reikia atidarinėti. Drillbug. Flying Kamakiri. Dark Bat.
Thousands Eyes Idol. Aš žinau, kad jūs atsimenat daugumą. Man atrodo, visas 100% kortas atsimenat. Cyber Falcon. Onitang T-34. School Marinier. Mes jau šitą gavom. Appropriate. Ir Sign Soldier. Gerai, dedam mums šitas. Komonus dedam čia. Nežinau jau kelintas pekas, bet turbūt koks 8. Matau, kad dar normaliai liko. Trumpesnis, manau, video bus negu tas. Gerai, važiuojam toliau. 1, 2, 3. Deep Sea Warrior. Three-headed... Gydo. Gedai. Linkėjimai. The All-Seeing White Tigeris. Gustas. Type 0 Magic Crusher. Wingweaver. Oi, kokia seksi Madonna. Blembačkė. Ir kiek galios tu turi mažytę? Mad Sword Beast. Mūsų rėras. Ir. Čia pati vertingiausia korta šito deko. Ji prasidėjo nuo 21 euro. Oh my fucking god. Blet, negaliu keiktis. 1000 Eyes Restrict. Čia, koks rėras dabar galvoju? Čia yra... Aš nežinau, koks rėras, aš pamiršau, koks rėras net. Čia viskas yra, čia tikrai ne Ultimate. Čia yra Secret rėras? Ne, Secret turėtų žvaigždutės. Wow! Čia yra pati geriausia korta, kurią galima ištraukti. Koks kosmosas? Čia yra pati rečiausia šito korta. Už džinzo irgi retesnė. Aš nesitikėjau, kad aš ją gausiu. Va čia tai pradžia, Oh my god. Aš mažiausiai tikėjausi. O kai nesitikė, gauni. Tik neseks. Gerai, varam toliau. Blemba, kaip fainai. Žodžiu, tas openingas apie 25 eurus gavosi iš tų, vienas pakelis. Aš kainą iš karto geriau pasakysiu, nes mano pati brangiausia korta buvo atidaryta prieš mane. Eina savo pačią rečiausią. Važiuojam. Gradius. Steel Ogre Grotto. Infinity Dismissal. Metal Detector. Respect Play. Dark Fire Soldier. Palaukit. Morphin Jar. Aš atsimenu šitą, blemą. Bet seniau tos kortos tokia turėjo biški... Tu biški bijodavai kai kurių kortų, jos tokias biški creepy būdavo, ne? Ir Drill Bug. Bet kad tą kortą gavau... Oh my god. Ir aš dar neturiu įmaučių. Ir dabar aš čia turėsiu po pagalvę kokią dėt. Eina savo, palaukit. Bet kaip čia pasisekė... Negaliu patikėti. Jau unboxingas, realiai, kaip pasakyti. Aš nežiūriu, ar atsiperka kažkas, man svarbiausia ir kontento sumeikinti ir taip toliau, bet, žinokit, nemelosiu. Su ta korta tikrai ne, kaip pasakyti, neliūdėsiu. Ground Collapse, Burning Land, World Suppression, Type 0 Magic Crusher, Flame Champion, Invitation to Dark Sleep, Girochin Kuvagata. O, čia, kai draugeliai nori kažką. Girochin Kuvagata. Žodžiu, nesmė, koks mūsų rėras. Magic Drain. Graži kortelė. Ir mūsų Enchanted Javelin. Mūsų komonai šoka čia. Gerai, toliau. Wow. Nesitikėjau. Pirmą kartą, antras openingas, trečias openingas, vakar biški draugui parodžiau, kaip reikia openint, susipažinau su kortom. Tai antras openingas, trečias openingas ir kažką jau bent jau įdomaus gavom. Ground Collapse. Bite Shoes. Aš sakau, creepy tos kortos. Labai. Pasižiūrėkit. Bombardment Beetle. Sky Scout. Štuk 800. Eik, tu sako, kokia galinga.
Ai, bet čia Winged Beast normal. Jo, Beastas. Nice. Overdrive'as. Invitation to Dark Sleep. Cyber Falcon. Dimension Hall. Dimension Hall. Ok. Ir Bourbonic Vernier. Gerai. Wow. Gerai, grįžtam. Sorry, hebra, negaliu rėkut labai stipriai tai. 3. Ką mes čia turime? Flying Camry. Dakuro. Gerai, jau kai šnekėjau, kad lengvi tie pavadinimai, neturėjau omeny iki dabar. Dukuroaiba. Souls of the Forgotten. Twin-Headed Fire Dragon. Time Seal. Island Turtle. 2000 defensas? Ok, nu jau nepramušiu, tikrai. DNA Surgery. Mūsų, Norleman of Extermination. Ir Reign of Mercy. Wow. Gerai, dar vienas pekis. 1, 2, 3. Reikia atsargiai, nes jeigu dar tokia pakristų. O galima, man atrodo, gal ir bus. Science Soldier. Insect Invitation. Dark Bat. DNA Surgery. Solomon's Law Book. School Marnier. Type 0 Magic Crusher. The Shallow Grave. Mirror Wall. Mirror Wall. Įvertinsim, aš pasakysiu. Galiu pasakyti, kad jos net nėra čia. Mirror Wall. Pala, Mirror Wall. Jo. Ai, 50 centų, apie ką mes kalbam. Nuo 50 centų. Nu va, aš pasakysiu, kai kurias kainas aš žinau. Aš jau dabar esu profesionalus Yu-Gi-Oh asas. Tęsim toliau. Gerai, tai ką mes turime? 3, man atrodo. 3 Ultra. Reign of Mercy. Gamble. Three-Headed Gido. Twin-Headed Fire Dragon. Mr. Volcano. Plemba, vieną distributinį kortą gauni šitą, bet netiek daug ir tos atakos. Mirror Goblin Official. 7 Completed. Demon's Hole. Ir Armored Glass. Kol kas kukliai, bet vat matot, vieną papulinį iš karto smagu. Blemba, kaip džinzo norėčiau. Jūs pamatytumėt, kaip gražiai džinzo kortelė atrodo. 1, 2, 3. Gerai. Soulman Vicious. Major Riot. Dark Bat. Mystic Probe. Minor Goblin Official. School Marnier. Gustas. Morphing Jar. Rare'as mūsų. Ir Reign of Mercy. Bet palaukit, rare'as, bet jis auksinį turi pavadinimą. Tai čia kaip ir kažkoks gal geresnis rare'as tipo gaunasi. Kiek mes dar turime likusių boosterių? Mes turime 1, 2, 3, 4, 5. Mes dar turime 6 likusius boosterius. Įsidedam taip. Nesitikėjau. Šiaip, Chivrytė, ačiū už viską. Man patinka, kad toks didelis susidomėjimas ir tikiuosi jis tik auks. Tai nuoširdžiai noriu padėkoti ir fainai. Gal kažkada live streamą padarysim, gal kažkada per tą streamą galėsim surinkti pinigėlių netgi ant kažkokio didesnio bokso atidarimą ir taip toliau. Fainai turėtų būti, dar kol kas giveaway'us nedarysiu, bet noriu ištraukti savo pirmąjį Blue Ice White Dragon ir padaryti kokį giveaway'ų, jį normaliai įdėti hard case'ą. Nu, žodžiu, yra planų daug, 1, 2, 3, aš tikiuosi dar to nepadariau. Gerai, Solemn Vicious, Spike Bot, Infinity Dismissal, Sky Scout, The Eye of the True. Your opponents must keep their hand revealed once per turn during your opponent's standby phase. If they have a spell in their hand, they gain 1000 LP. If they have a spell in... Ok, aš jau nesuprantu. Aš nefilmuočiau, gal ir suprasčiau, bet dabar aš nenoriu tiesiog apsikvailinti. Dėl to aš nenoriu skaityti tiesiog į galą. The Eye of the True, Respect Play, Mystic Probe, Prohibition,
Prohibition. Jo, biški, nepykit. Ir Ground Collapse. Važiuojam toliau. Dar turime 5 pekus. Šitas labai greitas video iš tikrųjų bus. Šitas 25 grybas. Reikia normaliai. Driving Snow. Infinity Dismissal. Gradius. Sky Scout. Labai daug duplikatų pastebėjau, kad yra. Life of Intervention. Time Seal. Kokia gera šita. Skip the draw phase of your opponent's next turn. Nice. Time Seal. The Eye of the True. Gravity Bind. Man atrodo, čia, nu aišku, čia 5 centų kortų iš tikrųjų, bet vis tiek rėras. Ir Attack and Receive. Gražu. Bent vieną kortytę. Šiaip viena kortelė tikrai buvo rimta. Man atrodo, iš viso 3 mes jas gavom. Ar 4, kurios ten turėjo kažkokį kitokį. Gerai. Burning Land. The Regulation of Tribe. Earth Shaker. Thousand's Eyes Idol. Darkfire Soldier 2. Darkfire Soldier 1. O, tai mes turime draugelius, tai čia iš to pačio kiemo. Gift of the Mystical Elf. Mad Sword Beast. Graži kortelė. If this card attacks a defense position monster, inflict piercing battle damage. Apie ką mes kalbėjom? Mūsų pirmasis Džinzo Secret rėras. Oh my god. Ir aš neturiu įmaučių. Džinzo Iconic. Trap calls and their effects on the field cannot be activated. Negate all traps effect on the field. Mes gavom pačias 2 brangiausias korteles iš šitos kolekcijos. Oh my god. Džinzo. Oh my god. Eik tu na. Wow. Aš tikiuosi, jūs taip pat jaučiat per vaizdo įrašą taip pat kaip jie. Blem, aš turėjau užsidėti Jordano maikę, machui, dabar susiparinau. Džinzo, kokio gerumo ir kokia graži. Kaip centruotė? Nu, centruotė ne pati geriausia, kaip matau. Secret rėras mūsų hibrytė. Čia šita kortelė, tuoj pasakysiu nuo kiek ji prasideda. Jeigu tiksliau, ji prasideda nuo 12 eurų, tai jau realiai beveik šitas pekis ir atsipirko iš keletos kortelių. Tai vat kartais neskaičiuojant komonų arba rėro, kartais vat gaunat ir tokių brangesnių kortelių, kurios atsiperka į kolekciją ir vat iš to pačio bokso galima patraukti kažką tikrai nuostabaus ir žinokit, tiek daug emocijų sukelia ir aš šitą įsidėsiu. Čia jau mano deko kortelė, nes čia old schoolas, aš OG, aš 93 gaidysiu, tai turėkit omeny, kad man čia į deką bus wow. Ir mano kaip tik dabar bičiulis, visai nesnai kalbėjom per Discordą, sako, jeigu patrauksi Džinzo, nu tai čia jau. Tai vat. Tęsim toliau. Flying Kamariki, Steel Ogre Grotto 2, Three-Headed Gydo, Thousand's Eye Idol, Mystic Probe, Girochi Kuvagvata, Numinijos Hile, Monster Recovery, nice, Shadow Eyes. Šiaip pagal viską, pagal skaičius, mes neturėtume daugiau gauti jokių ultra rėrų ir taip toliau. Tai turėkite omeny, kad jau man atrodo, nu, nežinau, neišjunkit dar video, pabūkit iki galo, būkit geri. 1, 2, 3, bet man atrodo, kad, nu, gal netyčia antrą Džinzo gaučiau, gal netyčia. Sign Soldier, Attack of and Receive, Gamble, Flame Champion, The Eye of the True, Four-Stered Ladybug of Doom, labai gera korta, 7 Complete, blema, kiek daug atsiminimų, Hayabusa Knight, nice, graži kortytė, ir Major Riot, įsimetam, gražiai reikia saugot korteles.
Ir mūsų paskutinis šitos OG kolekcijos Faraoh Servanto Booster Packas. Jeigu patiko jums šitas video, galite aišku palikti komentarą. Komentarai tai pizda. Tipo, 100 komentarų buvo po video, eina savo, kosmosas, kaip jūs siaučia, tai labai smagu. Tai jeigu patiko šitas video ir man asmeniškai patiko, nes gavau 2 savo norimos korteles iš šito peko, tai aš jau džiaugiuosi. 1, 2, 3, mūsų paskutinis pekas ir ar mes turėsime dar vieną. Inspection, Bite Shoes, Major Riot, Metal Detector, Iceland Turtle, DNA Surgery, Vampire Baby. Ne, aš dar kol kas nežinau, bet mes turime dar vieną. Mes turime dar vieną gerą kortą, paskutiniam pake. Bet galiu pasakyti, kad čia... Bandau aš čia žiūrėti. Decentai. Visai neblogai, bet graži korta. Parasite. Jo, bet graži kortelė. Ir mūsų paskutinioji The Regulation of Tribe. Nice. Negaliu patikėti. 24 pekai. Faraoh Servant. Nemeluosiu, dar kartą noriu parodyti savo... Čia yra, šitos yra brangios. Dėl tų mes galim nekomentuoti. Džinzo. Ikoniška korta visiškai. Ir mūsų dar viena kortelė. Thousands I've Restrict. Wow. Mes gavome 2 mano norimus pulus. Tai aš nežinau, ar čia Yu-Gi-Oh sėkmė, ar kas, bet čia yra kosmosas. Čia yra Secret Rare, čia yra Ultra Rare, man atrodo. Jo. Jo. Turbūt, kad jo. Jeigu kažką susimaišiau, tai turėkite omeny. Wow. Aš negaliu patikėti, kaip gerai atrodo. Jau man į kolekciją šitos OG kortelės eina. Nesvarbu, kad jos 25 metų reprinto, bet tai yra nuostabu, ką galima ištraukti iš šitų boksų. Wow, nice, šitas pasilieku čia. Mūsų gal praversiu dar savo komonus, tos Vampire Baby, Parasite, šiaip graži šita, Hayabusa, taip, gal dar vieną. Kiek iš viso, man atrodo, mes 5, man atrodo, patraukėm. O, kokia Mirror Wall, kuri čia dar blizgi, mes tos blizgučių. O, šita, Noblemo. Šiaip gera korta, tarp kitko, ji naudojama ganėtinai daug. Ir dar turime Backup Soldier. Nice. Šiaip unboxingas tokių OG boksų patinka vien tik dėl to, nes tu gauni daug komonų, bet tie komonai yra OG, tu daug gauni prisiminimų ir taip pat, jeigu netyčia, suklikini ir netyčia gali gauti kažką panašaus kaip Shinzo ir ta pirmoji kortelė, Thousand Eyes, tai yra visiška magija. Tai noriu padėkoti, kad tikiuosi, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad taip pat pasijautėt, įsitraukėt kaip ir aš. Ačiū, kad palaikot, palikit patiktuką ir jeigu netyčia kažkada ant vieno video, ant vieno tokio nišinio video surinksim 1000 laikų, prižadu. Pati brangiausia dėžė, bet kolekcinė dėžė, 20 metų OG reprintas. Prižadu, atidarysim. Ir su jumis buvome, čia buvo Yu-Gi-Oh unboxingas, Yu-Gi-Oh OG unboxingas ir... Smagu man kur šitus video, aš labai laimingas, labai daug gražios energijos gaunu ir iš jūsų ir savęs, tai fainai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų unboxingų. Ate. Bet žinokit, dėl Discordą taip pat turėkit omeny. Ir jeigu kažkam reikia kažkokios kortelės, gal iš senos kolekcijos kažką, tai parašykit man. Ir, kaip sakom, kažką norėjau dar pasakyti, žodžiu, nesvarbu. Ate.